Produktus iš perdirbtų medžiagų kurianti Provectus Redivivus kartu su įmonė Avago, pasinaudojus Norvegijos finansinio mechanizmo Norway Grants programos suteiktomis beveik 800 000 eurų investicijomis, sukūrė naujos kartos akustinę plokštę, pagamintą iš perdirbtų poliuretano, plastiko bei gumos atliekų. Ji tokia vienintelė pasaulyje. Mūsų įmonė užsiima garso izoliacinių, akustinių, antivibracinių sprendimų tiekimų. Mes gaminame įvairias plokštes, kurios būtent skirtos yra būtent šitom problemom spręsti. Tai yra garso izoliacija, antivibracija, akustika. Savo gaminius gaminame iš atliekų. Naudojame tokias atliekas kaip guma, plastikas, poliuretano atliekos. Labai glaudžiai bendradarbiaujame su Vilniaus technikos universitetu ir FTMC, būtent chemijos institutu. Esame įmonė, kuri praktikoje tikrai įgyvendina mokslo ir verslo bendradarbiavimo koncepciją. Norvegijos finansinis mechanizmas padėjo bendrovei įsidiegti modernę įrangą ir pagaminti analogų ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje neturinčias plokštes, skirtas gyvenamųjų namų, komercinių, gamybinių ir specialios paskirties patalpų konstrukciniams sprendimams. Esame gavę Norway Grants paramą. Jos tikslas buvo sukurti tam tikrus produktus, būtent skirtus garso izoliacijai. Tai yra mūsų plokštės, kurios skirtos laukui ir gamybinėms patalpoms, tai yra plastikas su garso izoliaciniam funkcijom. Šitos medžiagos buvo sėkmingai pagamintos, išbandytos, komercializuotos ir šiuo metu yra parduodamos ir Lietuvoje, ir užsienyje. Taip pat pagal šią programą įsigyta įranga šių medžiagų gamybai bei atlikti krūvą mokslinių tyrimų, kurie parodė mūsų gaminių efektyvumą, kas labai praverčia komercializuojant šios gaminius. Anot pašnekovo, šis projektas davė svarbų startą visiškai žaliai ir šiandien aktualiai produkcijai, kurios gamyba sėkmingai įgavo pagreitį, tad tikrai nežadama sustoti. Įmonė tai atvėrė didžiulės perspektyvas, toliau dirbame su šita medžiaga, toliau bendradarbiaujame su būtent partneriais. Taip pat atsirado visas spektras naujų produktų, papildant šitų produktų seriją. Tai yra produktai su gipsu, produktai su kanapių pluoštų ir panašiai. Ir matome, kad tikrai yra didžiulės perspektyvos, todėl kad triukšmas šiandien dieną tampa viena iš opesnių problemų, kurią mes galime išspręsti pakankamai efektyviai, greitai, pigiai ir, kaip sakoma, naudojant žiedinės ekonomikos efektus, tai yra nepaliekant jokio CO2 pėdsako, kitaip tariant, mūsų gaminami produktai, kadangi tai produktai iš atliekų, tai jie turi tą ženklą kaip žali. Inovacijų agentūros atstovė pasakoja, kaip atrodė šio tvaraus projekto įgyvendinimas jų akimis. Avago turėjo projektą, kuris buvo šiek tiek galbūt smulkesnis finansavimo prasme. Bendra projekto vertė sudarė apie 1 000 000 eurų. Taip pat buvo atlikti ir moksliniai tyrimai, ir eksperimentinė plėtra. Jų projektas buvo iš žaliųjų industrijų srities. Projekto rezultatas yra iš tikrųjų labai įdomus, nes buvo paimtas žalių industrijų tematikos kampas triukšmo mažinimas, kas iš ties yra pakankamai svarbu tiek gyventojams, tiek žmonėms, tiek pačiai gamtai. Jie sukūrė garso izoliacinės plokštes, tačiau jos yra pagamintos iš įvairiausių, sakykime, perdirbamų medžiagų arba atliekų. Tai projektas, nepaisant to, kad yra gal šiek tiek mažesnis, bet rezultatas yra labai įdomus ir iš tiesų prisideda prie aplinkos tausojimo ir mūsų visų gerovės.